Garbė Jėzui Kristui. 15 diena ir kaip visada pradėkime su malda. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tėve, pažadink tarp krikščionių gausių ir šventų pašaukimų kunigystę, kurie palaikytų gyvą tikėjimą ir su dėkingumu išsaugotų tavo Sūnaus Jėzaus atminimą, skelbdami jo žodį ir teikdami sakramentus, kuriais tu nuolat atnaujini tikinčiuosius. Duok mums šventų tavo altoriaus tarnautojų, rūpestingai ir uoliai saugančių Eucharistiją, iškiliausius Kristaus dovanos sakramentą pasaulio atpirkimui. Pašauk tavo gailestingumo tarnautojų, kurie per sutaikinimo sakramentą skleistų tavo atleidimo džiaugsmą, Tėve. Padaryk, kad bažnyčia su džiaugsmu priimtų gausius tavo Sūnaus dvasios įkvėpimus ir klusniai primdama jo pamokymus, rūpintųsi pašaukimais į kunigystės tarnybą bei pašvęstąjį gyvenimą. Padėk vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir visiems pakrikštytiesiems Kristuje, kad ištikimai vykdytų tavo misiją tarnaudami Evangelijai. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Marija, apaštalų karalienė, melski už mus. Nežinau kaip jūs, aš iš savo vaikystės prisimenu, o ir vėliau ne kartą esu girdėjęs, kaip pamaldi močiutė grasina savo anūkui. Grasina ne kuo kitu, o Dievu. Grumodama pirštus sako, bijok Dievo. Taip, Dievo iš tiesų reikia bijoti, bet ne ta prasme, kuria yra kalbama apie baimę būtent tokiu metu, kai vaikas kažką prisidirbo. Toks, galima sakyti, grasinimas tikrai sukelia baimę. Ir į Dievą pradedame žiūrėti kaip į blogą policininką arba teisėją, kurie tik ir laukia, kada žmogus nusižengs ir galima bus jį nubausti. O juk Dievas nelaukia, pasislėpęs už kampo, kad galėtų mus pričiupti ir nubausti. Dievas ir taip viską žino. Dar pranašui Ezekieliui jis sakė, nenoriu, kad nusidėjėlis pražūtų, bet kad atsiverstų ir gyventų. Ta pati žinia perduodama ir Naujajame testamente. Dievas nori ne pražudyti, bet išgelbėti žmogų. Ir kad žmogus ne šiaip gyventų, bet turėtų gyvenimo pilnatvę. Jeigu būtų norėjęs pražudyti žmoniją, Dievas tikrai nebūtų siuntęs savo Sūnaus. Prieš žengiant toliau noriu pakviesti sustabdyti šį video ir skirti šiek tiek laiko pamastyti apie tai, kaip jūs suprantate gyvenimo apstumą. Kas jums yra gyvenimas apsčiai? Kai Dievas sako, kad jis nori, kad jūs turėtumėte gyvenimo apsčiai, ką jums tai reiškia? Tai, kad Dievas nori išgelbėti žmoniją, mes galime matyti nuo pirmųjų Biblijos puslapių, po žmogaus nuopuolio. Prisiminkite pasakojimą apie tai, kaip nusivažiavo žmonija naujus laikais ir kaip Dievas yra priverstas imtis radikalių priemonių, kad išgelbėtų žmoniją. Dievas juk nenusprendžia pradėti žmonijos kūrimo iš naujo, sunaikindamas visą žmoniją, bet ryžtasi duoti dar vieną šansą tai vieninteliai išlikusiai šeimai. Ir po tvano pabaigos Dievas, nurodydamas į Nojaus vaisingumą, duoda jam galimybę užpildyti žemę, bei sudaro sandorą su Nojumi, jo palikuonimis ir net gyvūnais. Sandora, kuri remiasi Dievo pažadu būti kartu ir padėti, ir kad daugiau niekada toks tvanas nebenusiaubs žmonijos, nebenusiaubs žemės. Ši sandora ateina su keletu nurodymų. Pirmiausia, kad jie negali valgyti nieko su krauju, o antra, kad už žmogaus kraują, už jo praliejimą bus pareikalauta atsakomybė. Jei skaitysime toliau Bibliją, tai po 10 kartų Dievas sudaro naują sandorą su Abraomu, pašaukdamas jį palikti visą tai, kas jam yra sava ir įprasta. Dievas kviečia jį keliauti į pažado žemę ir pažada duoti palikuonių, per kuriuos jis palaimins visą žmoniją. Izraelio tauta, kuri yra Abraomo palikuonis, per Izaoką ir Jokūbą, ateityje patirs gelbstinčią Dievo ranką, tada, kada jis išves juos iš Egipto vergovės. Ir ne šiaip išlaisvins iš vergovės, bet išlaisvinęs iš vergovės, parodęs stebuklus, jis su jais sudarys sandorą ant Sinajaus kalno. Sandora, kuri remiasi abipusių įsipareigojimų ir garantų iš Dievo pusės.
Sandora, kurią Izraelio tauta, o būtent nuo šio momento mes galime apie vieno kraujo žmonių grupę kalbėti kaip apie tautą, nes būtent sandora su Dievu juos sujungia šiais nedalomais ryšiais. Taigi šią sandorą Izraelio tauta nekartą laužys. Tačiau Išėjimo knygos 4 skyriaus 22 eilutė puikiausiai parodo, kokį santykį Dievas turi su tauta. Izraelis yra mano pirmgimis sūnus, ten yra sakoma. Svarbu atkreipti dėmesį, sandora ant Sinajaus kalno dar nesudaryta. Tauta dar netapo tauta ir nepasiryžo laikytis to sandoros, tačiau Dievas jau žiūri juos kaip į savo vaikus. Jis jau jais rūpinasi. Ir kaip teigia Dievas, juos išsirenka ne todėl, kad jie būtų geresni, gausesni arba protingesni. Netgi priešingai. Jis sako, kad tai yra kieta širdė, kieta sprandė tauta. Kai kalbama apie tai, ko Dievas iš mūsų prašo arba kam kviečia, kartais bandome suprasti, o kas mums už tai? Tačiau Biblija aiškiai parodo, kad sulaukus Dievo sandoros, sulaukus jo įsakymo davimo, atsakymas turi remtis ne ateities perspektyvą. Nors ten taip pat bus Dievo stebuklų, bet praeities patirtimi. Nes arba visiškai prieš ko nors prašantį žmogaus Dievas padaro kokius nors stebuklus, arba primena apie tai, kas yra įvykę anksčiau. Štai dėl kokios priežasties Dievas ir nurodo apie tai, kas buvo padaryta, pasakoti vaikams iš kartos į kartą. O šie turės apie tai pasakoti savo vaikams, nes gyvenimas kartais tampa iš tiesų sunkus, iškyla dideli išbandymai, pagundos, kartais atrodo visa tai, kas iškyla, yra per daug. O mūsų atmintis dėl to, ką Dievas dėl mūsų yra padaręs ir vis dar daro, yra trumpa. Bet nuolatinis kartojimas gali pagelbėti tame, gali atgaivinti mūsų sąmonę, atgaivinti mūsų atmintį. Tai dar viena priežastis, kodėl tikinčiam žmogui yra taip svarbu skaityti šventąjį raštą. Tai, kas yra svarbu ir ką kviečiu jūs padaryti, tai galvoti apie išgelbėjimo istoriją ir sandorą, negalvoti kaip apie kažką ir kažkada įvykusi. Prisiminkime, kad esame šios išgelbėjimo istorijos dalis. Todėl išganimo istorija arba išganimo įvykis, jisai vyksta ir čia, ir dabar. Dabar jūs noriu pakviesti maldoje pabūti su keliomis eilutėmis iš Biblijos. Eilutėmis, kurias mes šiek tiek labiau panagrinėsime rytoj. Tai yra Barucho knyga, 3 skyriaus 9 eilutė ir iš Siracido knygos 17 skyriaus 11 eilutė. Kadangi šiuos video žiūrite YouTube kanale, tai turite puikią galimybę reaguoti į tai, ką girdite, tai, kam kviečiami esate šioje kelionėje ir tai galite padaryti net keliais būdais. Pirmas dalykas yra paspausti patinka arba nepatinka mygtuką. Antras dalykas, jūs galite palikti komentarą. Galite palikti savo pasidalinimą iš šios kelionės, kuris taip pat bus, manau, naudingas visiems kitiems keliaujantiesiems. Tai linkiu jums drąsos, linkiu ryžto ir daug Dievo malonės. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.